Sveiki, mėlyjei. Čia mūsų visų priežės televizija, joje Kazimieras Juraitis. Ir šiandien tokia informacija, kurią paskaitysime iš ekspertai.eu, tai yra pedofilus ir jų gynėjus Lietuvos valdžioje, jungtinės tautos spendžia į kampą. Štai yra jungtinių tautų dingimo asmenų komitetas, šitas originalas anglų kalba. Jungtinės tautos priėmė naują sprendimą dėl Deimantės Kedytės Stankūnaitės. Jungtinių tautų priverstinių dingimų komitetas atmetė Lietuvos vyriausybės prašymą uždaryti bylą, numeris toks ir toks, kurioje Deimantė paskelbta dingusia. Jos pavardė paskelbta Jungtinių tautų organizacijos dingusių asmenų sąraše. Jungtinės tautos išreiškė susirūpinimą Deimantės psichinė sveikata, mental health, ir pakartotinai nurodė Lietuvai pranešti jos adresą ir pateikti įrodymus, ar ji yra sveika. Tai turi būti padaryta iki 20 metų Liepos 2 dienos. Nuo 19 metų kovo 5 dienas Lietuva atsisako įvykdyti šį Jungtinių tautų organizacijos reikalavimą, pranešė advokatas profesorius Stanislovas Tomas. Jungtinės tautos pareikalavo, kad Lietuva nedelsiant immediate, ar čia kažkaip kitaip reikėtų skaityti, nežinau, panašiai, leistų su jie pasimatyti, paaiškintų, kaip ji dalyvauja baudžiamojoje byloje dėl jos tvirkinimo ir ar tiesa, kad jos advokatas Stanislovas Tomas rašo, kad pedofilijos byla uždaryta po jos priverstinio perdavimo motinai. Per vieną mėnesį Lietuva turi Jungtiniam tautų organizacijai paaiškinti, ar Deimantė yra informuota, kad ji yra JTO ieškoma. Jungtinės tautos pareikalavo paaiškinti, kaip žvelgiant į mergaitės paėmimo video, Lietuva paaiškina, kad mergaitės geriausi interesai, the best interests, buvo pirmenybinių vertimų primeri consideracion. Priimtina, kad prieš mėnesį Delfi melo detektorius neigė, kad Deimantė Kedytė yra Jungtinių tautų ieškoma, kad jie atstovauja advokatas profesorius dr. Stanislovas Tomas. Dėl šio šmeižto Delfi LT redaktoriai Rasai Lukaitytei Vnarauskienei Prancūzijos baudžiamajame tribunole iškelta baudžiamoji byla, numeris toks tai toks. Analogiška baudžiamoji byla dėl šmeižto yra iškelta ir 15 minučių LT direktoriui Ramūnui Šaučikovui. Pakartotinai prašau teisingumo ministrą leisti man ir psichologui susitikti vykdant tokį sprendimą. Ministro Elvino Jankevičiaus prašo Stanislovas Tomas. Su visų jungtinių tautų sprendimu galima susipažinti čia. Ekspertuose dar įdėtas filmas su tuo grobimu, kurį mini jungtinės tautų šitam rašte. Ir ekspertų EU komentaras primena redakcija, kad 18 metų sausio 13 dieną Laisvės premijos laureatė Nijolė Sadūnaitė, sagydant apkaldama Seime prezidentės Dalios Grybauskaitės, Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio ir premjero Sauliaus Skvernelio iki 18 metų vasario 16 dienos Lietuvos šimtmečio minėjimo reikalavimo pateikti neginčiamus įrodymus, kad 12 metų gegužės 17 dieną valstybės vardu prievarta pagrobta ir nežinia, kur pradanginta Deimantė Kedytė yra gyva ir sveika, o jei mirus ir nužudyta, nurodyti kapo vietą. Čia įdėtas tas filmas su Sadūnaitės prašymu. Prezidentė dar Seimo salėje iš karto į ausį Sadūnaitei pašnibždėjo, kad niekada nežinojo ir nežino, kas atsitikė su vaiku, o premjeras nurodė, kad Sadūnaitė viską melavo. Na, čia vat ir daugiau yra, daugiau apie šitą istoriją skaitykite ekspertai.eu antimafijos skiltyje pedofilija. Na va. Kazimieras Juraitis tik tai primena, kad Jungtinių tautų organizacija šitą bylą prieš Lietuvą, gaila, kad vadinasi prieš Lietuvą, turėtų prieš valdžią ir mafijinę pedofilų gaują, tai yra Kazimieras Juraitis prieš Lietuvą vadinasi šitą bylą, ir profesorius, advokatas, teisės mokslų daktaras Stanislovas Tomas atstovauja būtent šitoje byloje. Taipogi, primenu, informuoju, kas dar nežino, kad Liepos 4 dieną įvyks šventinis toks akcija, tokia šventinė žygis tautos, valstybės
Tai yra konstitucingumo įtvirtinimas. Tai yra susirinksim prie LRT pastato, prašome policijos lydėti šitame procese, kad apginti nuo provokacijų visokių, eliminuoti bet kokias riaušių galimybę, netikimybę apie jokias riaušės ten ar daužimus ar provokacijas, kad būtų išmesta iš kažkokių tai ten fantazijų, riaušininkų arba provokatorių. Taipogi kviečiu policijos veteranus ir kariuomenės, kurie dar žino ir supranta, kas yra priesaika valstybei, nes valstybė tai yra tauta, tai yra pagrindinis subjektas, yra gyventojai, tai yra tauta. Tai va, tai prašau visus dalyvauti šitam iškilmingam renginyje, kuris bus skirtas ir Lietuvos valstybė, ir jos pagrindinio sąjungininko JAV nepriklausomybės dienai pažymėti, nes Liepos 4 diena yra šita diena. Televizijoje, kai mes pateksime į mums priklausomios televizijos studiją, ten bus kalbama apie daugybę reiškinių, kuriuos nutyli banditėliai visokie, sukčiai politiniai. Tarp jų ir Deimantės Kedytės byla. Todėl maloniai kviečiu į šį renginį atvykti ir ponę Venckienę, kuri dabar yra, ribotai dalyvauna dėl suprantamų priežasčių, ten apsodinta visokiais destrukciniais elementais, tramdomieji marškiniai uždėti. Bet jeigu netvyksta, mes ir patys tai ištransliuošime tą žinią, kadangi neaišku, sunku prognozuoti, ką šita mafija pedofilinė dar imsis. Bet čia yra precedento neturintys atvejai, apie kuriuos žiniasklaida žinoma nekalba, nes jiem labai neparanku kalbėti, ką mes irgi išviešinsim. Taigi, iki kito karto ir susitikimo Liepos 4 dieną prie LRT. Iki.